rezultatų vertinti turbūt dar nereikia, bet kaip vertintumėte pasirengimo etapus Estijoje ir Baltarusijoje, kuris pasirengimas jūsų manimų komandai buvo naudingesnis? Aš skaitau tiek vienas pasirengimas Estijos mieste Taline, tiek Baltarusijos Minske buvo tikrai mums komandai nauda pasiruošimo etape. Kaip galite vertinti komandos žaidimą ir ar dar daug ką reikia tobulinti, kad sezonas būtų sėkmingas? Kaip ir kiekvienais metais pasiruošimo sezone, bet dirbdamas, bet treniruoji komandą ir atsiranda tikrai daug skylių, kurias reikia lopyti, taisyti. O kaip vertinate komandos atskirų futbolininkų žaidimą, kas palieka geriausią įspūdį? Konkrečiai vardinti negaliu, kas palieka geriausią įspūdį. Būna, kad vieną savaitę vienas žaidėjas palieka gerą įspūdį, kitą savaitę kitas. Nes tai yra pasiruošimas, yra žaidėjas, vienas geriau perneša tą krūvį, kitą savaitę geriau perneša krūvį. Ir vertinti, ar tai jis gerai atrodo tuose varžybose ar kituose, sunku pasakyti. Aplamai visa komanda yra vieninga ir vienodo lygio žaidėjai. O naujasis komandos puolėjas Aleksandras Romašovas iki sezoninėse rungtynėse muša daug įvarčių. Gal apie tai kalbėti dar ankstoka, bet gal turime žaidėją, kuris čempionato pabaigoje bus rezultatyviausias? Romašovas puolėjas yra labai greitas, tačiau jam labai trūksta žaidybinės patirties. Jis pas mus daugelį draugiškų rungtynių išeina ant pakeitimo. Ir jo žaidimą pakol kas siejame su kontratakomis, kur jisai labai gerai išnaudoja savo greičio savybės. O komanda kitame sezone jau nebeturės dviejų pagrindinių vartininkų, kurie buvo pagrindiniais praėjusiame sezone. Tai buvo ir Giedrius Arlauskis ir Ingusas Lukovičius. Kaip vertinate naujųjų vartų sargų, tai Liudviko Valiaus ir Šarūno Jurevičiaus pasirodymus? Aš vertinu teigiamai jaunimui. Tai yra Šarūnas Jurevičius, dar galiu paminėti ir Tadą Simaitį. Jie gan vienodo lygio vartininkai, jiems tikrai daug dirbti, tačiau gali vaikinukai pasiekti tikrai aukštų rezultatų, o kas liečia Liudviką Valių, tai žaidėjas tikrai turi didelės patirties. Žiūrėsim. O kaip vertinate komandos naujokų pasirodymus? Naujokų tai konkrečiai apie žaidėją iš Latvijos Nauris Bulvitis, su kuriuo mes pasirašėme kontraktą. Vieninteliu iš gal kokį 10 žaidėjų perėjo per mūsų pasirašymo sezono metu. Tai vienintelis, kur mumis tenkina. Vertinti jo žaidimą, sunku pasakyti, kai sakau, nes dar tas žaidėjas nėra įėjęs į gerą fizinę formą, tačiau turi daug pliusų, ypač žaidimą antrame aukšte, tai yra galva. Tačiau dar reikia gerinti greičio savybės. O kaip vertinate jaunųjų komandos žaidėjų žaidimą iki sezoninėse varžybose? Ar kas yra arčiausiai slenksčio patekti į pagrindinę komandą? Šiemet mes pasiruošimą tikrai labai įtraukėme jaunus žaidėjus. Tai yra dublerių komanda, kuri lydėjo pagrindą tiek stovykloje Palangoje kartu treniravomės, tiek treniruočio stovykloje Taline. Aš skaitau, tikrai dublerių komanda tikrai pakilo 2 laipteliais aukščiau. Žaidėjai pradėjo save vertinti labai teigiamai. Ir jų žaidimas, ypač draugiškos rungtynės Taline su Levadijos komanda, kur jie pralaimėjo 3-0, tačiau ten žaidė labai daug žaidėjų iš pagrindinės sudėties ir gan neblogo lygio rungtynės buvo, kas liečia iš dublerių pusės. Ar daug įtakos turėjo traumas ir kaip tai gali atsiliepti sezone?
Traumos tikrai įtakos turėjo. Labai nesėkmingas buvo mums 3 pirmos draugiškos varžybos sezono pradžioje. Tai yra traumos Ingušo Lukovičius, kur turėjom tikrai ieškoti vartininko, kuris turėtų atstovauti mums šį sezoną. Taip pat skausmingos traumos Gintero Kirchnerio ir Vaido Šilieno. Jie dirba, treniruojasi individualių grafikų. Aš galvoju, kad tikrai ant sezono pradžios bus kažkiek tai jie pasiruošę, tačiau kad jie pradės sezoną pilnu pajėgumu, tikrai to nebus. O kokių pozicijų žaidėjų treneriui trūksta? Gal kokių naujų žaidėjų reikėtų? Ja, mes dar turim 2 savaitės iki sezono pradžios. Dar ieškosime 2 pozicijose žaidėjų, kurie atitiks tą lygį, kokią norime mes. Tie žaidėjai turi būti aukštesnio meistriškumo. Su vienu jau kažkur tai žaidėjų jau kitą savaitę bus galutinai suderinta ir gal puolimo grandyje dar atsiras žaidėjas. Taigi, treneri, jūsų prognozė, kokią vietą užims komanda po sezono, kuriam dabar rengiatės? 8 tikrai nebūsime.